Labutis visiems, čia Loreta su dar vienu video. Šį kartą videos, kurį aš gavau žinutę šiandien, tai yra apie mūsų progresą. Ir nežinau kodėl, bet pastoviai jie pradėjo šnekėti su manim labai anksti ryte ir duoda žinutės ir aš turiu susėsti ir užsirašyti visą tą informaciją, kurią man duoda, prieš einant į tualetą ir visą kitą. Tai va, aš atsibudau su pirmaisiais žodžiais vėl, iš gilaus miego, tiesą sakant, mano sapnai yra tokie ryškus, paskutinės dienas tiesiog viskas atrodo, visi sapnai tokie realistiški, atrodo, kad aš ten kažkur vaikštau pastoviai, vienu žodžiu, kažkaip visiškai kitaip. Tai va, aš atsibudau su žodžiais progresas, progresas, progresas. Toks jausmas, kad mes visi keliaujame jau to progreso metu, ypatingai tie žmonės, kurie manęs klausosi. Tai vadinasi, jūs jau atspindite mano energiją ir aš atspindžiu jūsų energiją. Tai jūs pritraukite būtent tuo, ką jūs vibruojate patys ir jūs gaunate tokias žinutes iš manęs, tiesiog patvirtinimą iš visatos, nes mes, kaip žmonės, mėgstame gauti patvirtinimus, kad iš tikrųjų taip yra, aš iš tikrųjų teisingai išgirdau, aš tikrųjų teisingai pamačiau ir aš tikrųjų apie tai kažkaip teisingai pagalvojau, taip yra teisinga. Jūs tikrai elgiatės teisingai, jūs tikrai girdite teisingai, jūs tikrai darote teisingus žingsnius savo tiesiog progresą, jūs progresuojate, didinatės, eskaluojatės, jūsų aura auga, jūsų tiesiog viskas, tiesiog auros, net, jie man rodo, net auros dydis koks yra daug didesnis negu buvo anksčiau. Tai va, ką jie nori liepia man nusirašyti, tai pirmas punktas yra nušviestas kelias į tavo likimą. Vadinasi, su progresu, ypatingai šituo laiku, jūs turėtų nušviesti ir jūs turėtumėt matyti tą kelią, kurį jūs turite eiti, nes jūs atėjote su misija, jūs atėjote atlikti tam tikrų darbų, jūs atėjote susipažinti su tam tikrais žmonėmis, jūs turite nuvažiuoti tam tikras vietas, tiesiog aplankyti, ypatingai, kodėl dabar sako, žmonės keliauja daug. Jie keliauja tas energetinės vietas, nes kitą kartą net nesuprasdami, kad jie tai daro. Pavyzdžiui, Lietuvoje yra tiek daug piliakalnių. Jeigu jūs esate empathai, tai jūs jaučiate tą energiją. Pavyzdžiui, aš skaitau energiją. Aš galiu skaityti bet kokią energiją, bet aš dirbu su šviesiom energijom, aš neskaitau žemų energijų, aš tik dirbu su šviesa. Tai praeitą kartą jie man nusiuntė, aš nežinau, ar jums sakiau, bet praeitą kartą jie man nusiuntė ir tam tikrą vietą. Pirmą kartą aš važiavau, vėl pasiėmusi žemėlapį, ieškojau, kur man ten reikia važiuoti, kur ten ką, pavadinimą. Aš tiesiog naudojausi savo GPS, navigacinę, žodžiu, ir aš ieškojau savo iš širdies, kur jie man reikia nuvažiuoti ir visą kitą. Ir mes nuvažiavome prie tokių kaip 3 piliakalniai, vienas šalia kito. Ir kai mes jiem tenais, iškart man pasakė 3 seserys. Aišku, aš dar nepasižiūrėjau tos legendos, bet reikia pasižiūrėti apie 3 seseris. Ten kažkas matyti yra reikšmingo man, tai aš būtinai tą dabar pasirašysiu, kad nepamiršiu 3 seseris. Tai va, ten nuvažiavę, kaip mes pradėjom lipti, man tiesiog sakė, eisime tenais yra kaip aukuras. Ten nematysi to, kur pilna žmonių vaikšto, šunys vedžioja, visą kitą. Tai va, einam tuo numintų taku, mes keliaujame. Ir aš radau gilę, bet ta gilė buvo jau visa apdaužyta, su skylėm. Ir aš sakau, ir buvo mano mama, mano 2 dukterys, ir aš sakau, dabar pasirinkite tam tikrus daiktus, ką randate, kas jūs traukia, jūs pasimkite. Nesvarbu kiek, pasimkite. Tai aš pasiėmiau tą vieną gilę, jau tokią apdaužytą, visą kitą. Užlipome mes ten į tą piliakalnį. Nėra jau toks didelis, jis nėra toks aukštas. Liepė tenais atsisėsti, tai mes visos 4 atsisėdom tiesiog į meditacijos būseną, bendrauti, vienu žodžiu, jau su jais, jau meditacijos būseną ir aš matau pirmo žvilgsniu, pirmo užsimerkimu, matau kaip angelas įskleidęs sparnus tiesiog leidžiasi žemyn. Tai buvo nuostabus vaizdas, tai tiesiog buvo dieviška. Aišku, mano mama matė kažką kitą, mano dukteris, jo šiek tiek mažesnis, tai jo. Ir paskui mes palikome aš padėjau ant žemės,
savo tą gilę rastą ir mama tenais irgi turėjo savo daiktų, tai jai liepė, ten buvo tokias kaip maži urviukai ir jinai tiesiog užkas, jai tiesiog liepė užkasti, mergaitės irgi paliko. Mano duktė mažesnioji pasėmė tik tai kelis daiktus, ta didesnioji turėjo pilną rankose. Ir aš taip supratau, kad mes tiesiog kažko, atsiprašau, kažko atsikratome. Nes po to, kai aš padėjau ant žemės tą gilę, aš pajutau, kad kažką aš palikau, bet aš negaliu pasakyti, ką aš palikau, bet mano kūnas taip palengvėjo, tiesiog pasidarė toks lengvas, tiesiog atrodo tas sunkumas nuėjo, bet ir aš dabar va sėdėdama negaliu pasakyti, ką aš palikau, bet aš žinau, kad aš kažką atsikračiau. Tas, kas slėgė mane daugybę metų, šitą kūną slėgė kažkoks ar įprotis, ar tiesiog mąstymas, kad kažką tikrai ten palikau ir daugiau nereikia. Ir liepia nieko neimti nuo tos vietos, nes kai tos žmonės, kurie ateina, net nežinodami, jie atsikrato tom tikrų dalykų ir kur jie užlipa, gali būti ta energija įsėda ir tu gali parsinešti atgal. Tai va, mes nieko neėmė iš tenais, nusileidome žemyn ir tada jie sakė, dabar gali kažką pasimti tai, kas tau bus reikalinga. Tai nepatikėsite ir aš vėl radau gilę, bet gilė buvo švieži, tiesiog spalvota ir turėjo ir žalios spalvos, ir tamsesnis, tokia oranžinė, ir paskui ruda. Ir jinai buvo visa sveika, ir jinai tiesiog buvo pilna gyvybės. Tai aš pajutau, kad aš gavau savo gyvybę atgal, gyventi, tiesiog mėgautis gyvenimu. Tai buvo tiesiog jausmas neapsakomas. Tai va, čia toks mano pasidalinu su jumis, kaip jie man rodo, ką man daryti, kur man važiuoti. Tiesiog pasitikiu savo vidiniu balsu ir aš keliauju savo keliu, sėdžiu dabar ir darau video jums, pasakonu apie save, apie ką jie man šneka, kokias žinutes aš gaunu. Aš tiesiog dalinuosi su visais, kad jūs suprastumėte, kad tai yra tiesiog patvirtinimas, jų patvirtinimas jums, kad tai, ką jūs darote, tai, ką jūs mąstote, taip, kaip jūs elgiatės, yra viskas teisingai, tiesiog nereikia bijoti, keliauti, gyventi, mėgautis tą nuostabę gyvenimo kelionę, nes tikslas, kaip mes ir visi žinom, asmeniškai man, kai aš važiuoju atostogų, tai yra smagiausia, kai tu važiuoji tenais, net ne kai tu pasieki tą jau tikslą, tavo kelionės tikslą, bet ten kažkoks kitas jau tada bus pomėgis, jausmas, bet ta pati kelionė, susiruošimas, važiavimas, kažko tikėjimasis, tai yra tiesiog nuostabu. Tai va, jie nori, kad mes išmoktume džiaugtis tą kelionę, o ne pačiu tuo tikslu. Aišku, ten jau kitokie jausmai, kitos emocijos ir visa kita, bet tiesiog gyvenimo judėjimu. Gerai. Antras punktas, tai yra... Jie liepia man tai parašyti, tu jau jauti, kad viskas tavyje ir aplinkui tave keičiasi ir tu pats nori tų pokyčių. Tai va, labai tiksliai pasakyta, kad progresas, kurį dabar jūs jaučiate, jūs patys tai, jie sako trigger, jūs patys tai jungiat, patys užvedė tą varikliuką. Tai va dabar jūs tiesiog negalite sustoti, bet ką darote, ar pomėgius, ar dailę, ar rašote, ar piešiate, ar kuriate, ar dainuojate, nesvarbu kas, tiesiog tie pomėgiai yra jungti ir jums tiesiog reikia mėgautis ir keliauti ir žiūrėti, kur toliau jūs nuves tie jūsų nauji įjungti pomėgiai. O gal ir senesni, kurie iškilo atgal, kuriuos jūs mėgote vaikystėje ar paauglystėje. Ar tiesiog jūs galvojate, gal jūs nevertas to daryti. Tai va, tikriausiai tie pomėgiai bus įjungti ir yra įjungti, ne tik įjungti, jau jie yra įjungti. Ir jums galvoja tikriausiai jau sukasi tos mintis, ką man toliau daryti, kaip aš darysiu, kaip mane žiūrės, kas mane priims. Jau to jau tikrai nebeturėtumėt galvoti, viskas yra gerai. Jeigu tokios mintis ateina, kad jūs jau turite kažką daryti, vadinasi, jūs ir turite tai daryti. Tai jūsų tikslas. Toliau. Toliau yra kitas dar jie norėjo paminėti, kad jūs turite pasitikėti pasikartojančiais ženklais. Ką jie turi omeny tai?
dažniausiai su manimi jie šnekasi pasikartojant ženklais, vienodais skaičiais, pavyzdžiui, vienodais pasikartojančiais mašinų numeriai, arba kitą kartą tu važiuoji ir pastebi namo numeriais vienodi, ar tu išgirdi kažkas šneka apie vieną ir tu eini į kavinę ir girdi vėl tą patį panašiai šnekančią apie tą pačią vietą, apie tą patį dalyką, panašų dalyką, ta prasme. Tai yra viskas synchronicities, kai viskas tiesiog kartojasi jums, kad tiesiog kaip dar vienas patvirtinimas, kad jūs einate teisingų kelių. Dar ką aš nuo savęs, tai aš dažniausiai matau plunksnas, jo, nesvarbu, kur aš einu, kitą kartą būna net tu purtai, tai tvarkai savo lovą ir tu randi plunksnų. Tai pas mane nei kaldra, nei pagalbės nieko nėra pukinės, tai aš nežinau, iš kur gali rasti tą plunksną, ne taip. Tiesiog būna, kad jie tiesiog nusileidžia, o tam pagalbės ir gulinai. Tai va, dar vieni ženklai, kai kitą kartą pamastai, pagalvoji apie kažką ir tu pamatai tą ženklą, tai tu žinai, aha, tai aš teisingai pagalvoju, vadinasi, aš tą turiu pasidomėti, gal to kažko, žinai, kažkas man čia kažkur bus naudinga. Tai va, jie to nori pasakyti. Toliau. Aha, dar vienas yra, kad tu jau tampi susilieji su visata. Tai yra nuostabu, tai yra ženklas, kad tu įsikūniji į pilną save. Po to ritualas, tai ne ritualas, tiesiog ką mes atlikome, kai aš nuvažiavau prie tų piliakalnių. Tai tiesiog aš jutau, kad aš susirinkau visą save, visą savo sielą, aš susirinkau save ir dabar aš viduje esu pilna. Aš galiu parodyti save, aš galiu be jokios baimės tiesiog šnekėti ir pasakoti jums, nežinodami, kas jūs esate, apie save, apie tam tikrus dalykus, ką jie nori, ką aš šnekėčiau, perduoti jų žinutes, tiesiog būti savimi, nes tuo aš esu gabi, aš gavau tą gabumą prieš 4 metus, gebėjimą bendrauti, gebėjimą girdėti, gebėjimą jausti, gebėjimą skaityti energiją. Dar vieną, aš pastebėjau dabar, kad kitą kartą gal mano kanale jūs rasite ir visokių tenais predictions, angliškai yra matymų, ką aš matau į ateitį ar kokių naujienų, tai yra visa tai, man jie duoda, kad aš, pavyzdžiui, nuskaityčiau energiją, ne? Tai va, prieš kelias dienas aš dariau video apie Lietuvos valdžią, tai jie man davė nuotraukas ir aš tiesiog skaičiau tą energiją nuo jų, kas ten viskas vyksta ir tiesiog jie norėjo, kad aš tuo pasidalinčiau su jumis. Tai va, tai aš pastebėjau, kad labai bet kokias nuotraukas, net ir šiandien mano duktė karpė žurnalą, jos darė kažkokį darbelį savo namuose ir jinai mažoji atnešė, pradėjo dėlioti tos visus karpinius ir aš pradėjau matyti ir aš žiūriu tą skaičių. Taip ir išėjo kitas video apie 2050 metus, nes aš mačiau 50, aš pradėjau skaityti, uždėjau ranką ir energiją traukti ir jie pradėjo man šnekėti apie 2050 metus, kas vyks ir visa kita. Paskui dar žinutė buvo, aš mačiau raides, jinai atnešė man 138 puslapis ir atnešė 2 iš skirtingas iškarpas. Jos buvo visiškai skirtingos ir jinai taip man sudėjo ir aš supratau, kad tai yra žinutė man, kad aš turiu pasižiūrėti, tai va aš dar radau dar ir knygą, kurią aš turiu nusipirkti ir paskaityti. Tai ir matytam toj knygoje 138 puslapis kažkodėl yra labai svarbus. Tai va, tą jau užsirašiau ir turiu padaryti, būtinai šiandien nusipirkti ir kitą savaitę jau gauti. Toliau dar vienas jų, ką jie nori pasakyti, kad tai, kas vyksta dabar jums, yra tiesiog neišvengiama, nes tai yra jūsų DNR. Su tuo jūs atėjote iš tą žemę ir dabar yra tas laikas, kai viskas yra aktyvuota jau
ypatingai jūs klausote šitą video, tai yra tiesiog tik tai žinutė, tik tai patvirtinimas, kad jūs esate pilnai aktyvuoti atlikti savo misiją šitoje žemėje. Tai va, tiek šiandien, su didžiulė meilė jums visiems, didžiausi linkėjimai su dar viena nuostabia diena, kurioje jūs patys susikūrėte. Linkiu jums nuostabaus laiko kartu būti. Buvo labai malonu skaityti jūsų energiją ir pajusti jūsų energiją. Tai va, iki kito karto. Ate, su meile.